Šiandien žiniose. Tūkstančiai žmonių šiandien laikė Konstitucijos egzaminą. Panevėžyje pristatytas unikalus hibridinis miesto autobusas. Sigito Laurinavičiaus instaliacijų paroda. Ketvirtą kartą Teisingumo ministerijos organizuojamame Konstitucijos egzamine šiandien dalyvavo tūkstančiai Lietuvos piliečių, panorusių pasitikrinti savo teisinės žinias. Konstitucijos egzaminas buvo organizuojamas visose miestų ir rajonų savivaldybėse, taip pat mokyklose bei įkalinimo įstaigose. Konstitucija tai pagrindinis įstatymas ir, sakyčiau, žmonės tai išreiškia tokį pilietiškumą. Ir žinias pasižiūri. Gal eilinį kartą paskaito ir Konstituciją. Ir šiaip žmogus, kiekvienas ateidamas, ateina su savo tam tikrą poziciją, bet manom, kad tai yra pagrindinė pilietiškumo pozicija. Tai yra šventė. Tai džiugu visus žmonės čia matyti, kurie atėjo. Ketvirtus metus Konstitucijos egzaminas vyksta ir Panevėžio savivaldybėje. Deja, šiemet čia susirinko tik 18 piliečių panorusių pasitikrinti savo teisinės žinias. Pernai tokių buvo per 30, o pirmaisiais metais atėjusiųjų skaičius viršydavo net ir 100. Tai, kad kasmet į savivaldybių sales susirinka vis mažiau gyventojų, lemia galimybę šį egzaminą laikyti elektroninėje erdvėje, niekur neišeinant iš namų. Po egzamino daugelis panevėžiečių tikino, kad testo užduotys, kurias šiemet rengė teisininkas Egidijus Kūris, nebuvo iš lengvųjų. Dalyvauju pirmą kartą šiame egzamine. Buvo tokių klausimų, į kuriuos nežinojau atsakymų, bet buvo tokių, kurie tikrai senai žinomi. Dalyvauju todėl, kad įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės ir Konstituciją būtina žinoti kiekvienam Lietuvos Respublikos piliečiai. Dalyvauju antrį metai. Kaip sekėsi, negaliu pasakyti, bet kai pasiskaitai Konstituciją, daugmaž viskas aiškėja. Ir tai daug lemia žmonių išprusimui ir daug nežinojimui. Tai yra būtina žinoti Konstituciją šiais laikais, bent jau. Dalyvauju ketvirtą kartą. Sekėsi neblogai, šiaip buvo labai suktų klausimų, teko biškį pagalvoti, kodėl. Be abejo, kaip ir visi pasitikrinti žinias, taip pat prisiminti savo teisės, kurias paskui galiu panaudoti darbe, lauke ir visur kitur. Tai esi tas dalyvis, kuris dalyvauja visus kartus, visus 4 metus. Tai ar matai skirtumą? Skirtumo nėra, visur tas pats testas, klausimai, nieko kažkokio labai išskirtinumo nepastebėjau. Tik klausimai kitokie. O sudėtingiau nebūna? Ne, daugmaž panašiai, gal šiais metais šiek tiek sunkesni klausimai. Į antrąjį egzamino etapą, kuris vyks spalio 15 dieną, pateks dalyviai atsakę teisingai ne mažiau kaip į 25 klausimus. Šiandien Panevėžio visuomeniai buvo pristatytas dyzelinu ir elektra varomas hibridinis miesto autobusas. Šis autobusas pasižymi visais dyzelinės šio modelio versijos privalumais – komfortu, valdymo patogumu ir saugumu. Beje, šis hibridinis autobusas gali vežti daugiau keleivių ir sunaudoja iki 35% mažiau degalų. Volvo kompanija pristato hibridinį autobusą, tai gan nauja koncepcija. Jo esmė yra tokia, kad stabdant sukauptą energiją elektros, to mes pamatysime, sukauptą energiją, jinai autobusą pradeda varyti, pradedant jam judėti iš vietos. Judant iš vietos, jeigu pakrauti akumuliatoriais, stabdant, tada variklis užgesa, jis pradeda, dabar turėtume pamatyti. Ir mes užgeso variklis, užgeso variklis ir dabar pradedame važiuoti grinai elektrą iš to. Ir būtent to per mažai užsikrovė. Kai pasiekė 20 km per valandą greitį, tada įsijungia silpnas elektros varikliukas ir normaliai važiuoja. Tuo būdu išlošiama 30% kūro. Ir išmetamo kūro kiekis sumažėja apie 50%. Nauja hibridinė technologija leidžia sumažinti išmetamo anglies dvideginio kiekį iki 35%, o azoto oksidų ir kietųjų dalelių emisijos lygis sumažėja nuo 40 iki 50%. Pasauliui šiandien labai rūpi, kaip mes gyvensime, ko mes kvėpuosime, kokioje aplinkoje mūsų vaikai augs ateityje. Ir visi gamintojai
turbūt tiek pastebėjote, kiek ir lengvųjų automobilių, tiek sunkvežimių, tiek autobusų gamintojai taip pat žiūri į tą ateitį, nes jie turbūt, galim pasakyti, vieni iš didžiausių miesto oro teršėjų yra. Ir kadangi šiandien taip, iš vienos pusės visiems labai įdomios kuro sąnaudos, ieškom kažkokių alternatyvių galimybių ir Volvo viena iš tokių, sakykime, lyderiaujančių kompanijų šitoje srityje jau nuo 2006 metų pradėjo bandyti hibridinius autobusus, kurie, sakykime, dirba tik mieste. Šiai dienai jau yra apie 200 autobusų Europoje važinėja. Panevėžio autobusų parkas tikisi, kad pasinaudojus ES sanglaudos fondo skirtomis lėšomis pavyks įsigyti 14 šiuolaikiškų autobusų, kurie į miesto gatves išvažiuotų jau kitų metų vasarą. O šis parodomasis hibridinis Volvo autobusas Panevėžio gyventojus vežios dar iki pirmadienio. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešojoje bibliotekoje skaitytojus pasitinka gan neįprastas grindinys iš knygų. Tai provokuojantis knygų instaliacijų projektas, kurio autorius panevėžietis menininkas Sigitas Laurinavičius. Tiesiog išvežant nurašytas knygas, kurios nebenaudojamos mokyklose. Mokyklose dažnai, ta prasme, metodinės literatūros atnaujinimas jis yra privalomas. Ir keičiantis strategijom, keičiantis kryptim, keičiantis galiausiai naujovėm, tai visai logiška, visai natūralu, kad mokyklos tą literatūrą turi atnaujinti. Kažkur tai tą seną reikia padėti. Nu kur dabar, sakykime, dėti mokyklose literatūrą, kur rašoma, ką Vladimiras Iljičius galvoja apie aukštąjį mokslą arba, sakykime, vaikų ugdymą ir taip toliau. Tai logiška, kad tas knygas keliautų į makulatūrą. Autorius iš knygų sudėliojo mozaikas, kuriuose žaidžiama spalvomis, kompozicijomis, struktūromis. Tačiau daugeliui kelia šoką tai, kad ant kai kurių instaliacijų iš knygų galima vaikščioti. Bet kaip teigia pats menininkas, kuriant šią ekspoziciją, jis neturėjo noro knygą pažeminti. Iš 7 kūrinių tik 3 yra ant žemės. Neišvengiamai tik vienas yra po kojom. Bet daugiausia kalbama apie tai, kas yra po kojom. Mes nesigilinam, kas yra turinys, bet gilinamės tai, kas yra matoma. Kodėl, pavyzdžiui, kodėl nekalbama apie tai, kokie raštai susideda, tarkim, kad šičia susideda A raidė kaip pagrindas, kaip pagrindų pagrindas. Kodėl, sakykime, nesigilinama į tai, kad čia yra gyvybės medžio simbolinė užuomina, irgi kaip pagrindų pagrindas, bet kalbama apie tai, kad tai yra ant žemės, kad tai yra po kojom. Kita vertus, daug kas yra po kojom. Tėvynė žemė irgi tiesiog yra mums po kojom, bet mes kiekvieną dieną stovėdami ant savo tėvynės negalvojam, kad mes ją trypiam, ne? Lygiai taip pat ir knyga, iš tikrųjų, tai kad jinai atsiduria po kojom, tai dar nereiškia, kad jinai yra pažeminta. Sukurti instaliaciją grindinys autoriui prireikė daugiau nei 600 senų nurašytų knygų. Panevėžiečių pamėgta firma Gurmanas, užsiimanti mėsos gaminiais, gyventojams dar kartą primena, kad jų gaminama produkcija puikiai atitinka kainos ir kokybės santykį. Gurmano klientai gali įsigyti tik sveikus, skanius ir šviežius mėsos produktus, pagamintus laikantis visų keliamų reikalavimų. Visos mūsų dešros gaminamos, visi mūsų gaminiai yra pagaminti iš šviežios mėsos, iš geros kokybės mėsos. O kas liečia patį dešrų rūkymą, kaip jau teko nekartą girdėti iš kai kurių žmonių ir klausimų ir pasakymų, kad dešros yra gaminamos mirkymo būdu ar dar kažkokiu ten nesuprantamu. Taigi visiems noriu tikrai patikinti, užtikrinti, kad mūsų dešros yra rūkomos tik tai juodalksnio pjuvenomis, kurias mes perkame iš patikimų gamintojų ir manau, kad kiek metų dirbome, niekada nebuvo jokių nusiskundimų dėl to, kad būtų prastos kokybės medis ar dar kažkas. Tai norėčiau pasakyti, kad gerbėmieji, mūsų gaminiai šiai dienai atitinka visus esamus kliento poreikius ir siūlyčiau, jeigu
dar nesate bandę pirkti, tai pabandykite, galbūt tikrai nenusivilsite. Firma Gurmanas klientams siūlo per 60 rūšių įvairiausių mėsos gaminių, taip patenkindami ir išrankiausiųjų skonį. Kadangi Gurmano gaminamas asortimentas yra tikrai platus, tai manau, kad kiekvienas atras ir šalto rūkymo gaminių, ir karšto rūkymo gaminių, ir virtų gaminių, kurie tikrai yra puikios kokybės ir tinkami kiekvienam. Gurmano gaminamus mėsos gaminius galima įsigyti pagrindinėje firminėje parduotuvėje esančioje Vasario 16 gatvėje, taip pat centrinėje turgavietėje bei Žaros turgelyje.